Giedriau, apsitvarkyk truputėlį. Giedriau. Kas yra dabar? Apsitvarkyk truputį šiukštas, praeit nebeįmanoma. Klausyk, gal negalėjo maišyti man kūrybai, gerai? Pats yra apsitvarkyk. Giedriau. Kas yra? Tavo eilė dabar. Tavo šį savaitę yra tavo tvarkymas. Geras. Tu tam paskaičiai mano loterijos bilieto numeris. Kur bilietas? Kur mano loterijos bilietas? Buvau čia padėjęs kažkur ant stalo. Paieškok, pasižiūrėk, buvau kažkur padėjęs, gali būti, kad nukrito gal. Ką aš žinau, kur tavo tas loterijos bilietas? Kur pasidėjai ten ir yra? Klausyk, Audriukas, čia vieną dieną nusprendžiau apsitvarkyti, nes buvo neįmanoma kęsti jos smarvės ir kaimynas ir aš jam viską į plastikinį maišą sudėjau. Čia kaip buvo. Tu ką išmetei? Aš neišmečiau, aš tiesiog tą šiukšlės išnešiau. Viskas eina. Tai tu mąstyt pradėk, nors kartą mąstyt. Ar tavęs prašė, kas nors nešti tas šiukšlės, ar neprašė? Niekad neneši šiukšlės, sugalvodamas šiukšlės išnešti. Nu tu ką, žinau, gal pavasaris atėjo, man kažkas protą susimaišė. Tu neįsivaizduoji, man visą dieną kažkoks vidinis balsas sako, Giedriau, susitvarkyk aplinką. Gerai, va čia galim paieškoti tavo to bilietą. Tu galvoji, kad čia jis galėjo išmesti? Taip. Pasižiūrėk, kiek čia šiukšlių, kaip mes čia rasim. Gerai, ieškok savo laimės. Kaip tu čia surasi dabar? Kvaily, tu žinai, ką tu padarytum? Tu išmetei mano milijoną. Ir aš tau net norėjau duoti, aš būčiau net tau užrašęs šiek tiek. Žinai, kas gali būti? Tu žinai tą miškelį, kur visi neša šiukšlės? Na? Prie mūsų, žinai? Taip. Tai man atrodo, tas kaimynas irgi tenai. Pažiūrim? Ponė, bilieto nematė? Loterijos bilieto, ponė. Nematėt? Šiukšlių. Nes mes irgi čia ką tik galvojom, gal matė čia kažkur buvo. Ten? Žinai, kad nemadingas tvarkytis yra. Nereikia iš vis tvarkytis. Pradėk dar ekologišką maistą valgyti, žinai. Tu žinai, ką mes praradom. Mes praradom, pirmas dalykas, tai praradom po naują dviratį. Nu, tu gal nepraradai, aš praradau, bet mašiną praradom, su kuria būtumėm galėję važinėti visur. Praradom atostogas šią vasarą, praradom namą, praradom viską praradom. Palauk, gal rasim, kas yra? Palauk. Va, jo, čia gali būti, kad jisai ir metė. Va, matau, kad mūsų jogurto pakelis. Va, ten gali būti. Ateik čia. Ačiū tau. Labai tau ačiū. Labai geras draugas. Jeigu savo likimo nenori būti pats kalvis, tai bent jau į kitų nesikiš, gerai? Ko tu pyksti dabar? Nors akimirkai negali pasidžiaugti tuo, kad pavasaris atėjo. Sniegas nutirps, galėsi pririnkti žibučių, pakalnučių. Jo, prisirinksi čia žibučių, pakalnučių. Čia ne viena žibutė, nei pakalnutė neprasikals per šiukšlės. Surinksiu tą šiukšlių puokštę ir teiksiu. Gal, ką tu čia šneki nesąmonės? Žinai, čia iš tų šiukšlių laimės nesusikalsi. Nu taip, kur šiukšlės, tai laimės nėra.